Labas rytas. Tai pradėkim nuo trumpos apklausėlės. Aš čia, dar matau jūs. Pirmas klausimas. Kas iš jūsų praeitą vasarą keliavote užsienį? Pakelkite rankas. Yes, daug žmonių. Užsienį tiesiog, kad įsivaizduotume arba kažkokioje labai nežinomai vietai. Antras klausimas. Kiek iš jūsų tiksliai atsimenate visus miestus, miestelius, vietovės, ką aplankėte, miestų rajonus, po kuriuos vaikščiojot? Pakelkite ranką, toj kelioniai. Jau mažiau. Gerai, ir trečias klausimas. Kas iš tų, kurie atsimenate, sutiktumėte ir galėtumėte man detaliai užpildyti tokią apklausėlę su visų savo kelionės maršrutu, kur važiavote, kiek laiko ten užtrukote, kur nakvojate ir taip toliau. Yes. Ačiū. Vieną turiu. Ačiū labai už pasišventimą. Nereikės tokios pildyti apklausos. Bet turbūt, galbūt jūs jau ir nujaučiat, kur aš lenkiu. Surinkti tokius duomenis yra sudėtinga, nes nei turistas jos nori pildyti, nei jie yra kažkur tai lengvai prieinami. Ir šiandien kaip tik ir papasakosiu jums, kaipgi mes sprendžiame šitą problemą. Tai pradėkime nuo to, kas tie mes. Mes esame VŠI Keliauk Lietuvoje. Mūsų tikslas yra, kad Lietuvoje būtų kuo daugiau turistų. Tiek užsienio, reiškia atvykstamoje, tiek vietinių. Tam mes dirbam ir su rinkodaros komunikacijos įvairiom kompanijom, dirbam su verslo ryšiais, padedam joms kurti ir atliekame išsamius tyrimus. Tai šitas ketvirtas punktas ir aš esu vienas iš tų žmonių, kurių darbas yra paremti būtent tuos viršutinius punktus. Ir kitas dalykas, paremti ir visą turizmo sektorių, kad turizmo sektorius taip pat viešai galėtų prieiti prie mūsų duomenų. Mes kelbėme viską, ką tik galime išsamei, ir tyrimų rezultatus, ir klausimynus, ir viską savo puslapyje. Ir ką mes darome, atliekame apklausas įvairiausias, rinkų tyrimai, ir apie atvykstamą, ir apie vietinį. Naudojam apgyvendinimo įstaigų duomenis, čia tiek ir VDA, tiek ir e-turisto toks įrankis, ties kuriuo dabar nesustosiu. Turime infrastruktūros vertinimą, vertiname apie 1500 turistinių objektų Lietuvoje, norėdami padėti jiems irgi įsivertinti, ar jie turi tinkamą infrastruktūrą priimti turistus, bet irgi prie jo nesustosim. Ir įvairiausi teminiai tyrimai, ko reikia, kokie klausimai iškyla, kokius duomenis galime gauti, tai priklausomai nuo to taip pat vykdome. Ir dar vienas yra kitas tyrimas, kurio aš čia kol kas nepaminėjau ir apie jį šiandieną ir papasakosiu. Bet tarkime, taip akimirkai įsivaizduokime, kad čia yra visas mūsų krepšelis ir to paslaptingo kol kas kitą mes neturime. Ir vieną dieną gaunu skambutį. Labą dieną, čia gal galite pakomentuoti, girdėjom įvairiausių renginių įvyko, daug šventinės dienos, taip toliau. Ed Sheeran atvyko, Final Four dar įvyko, Kaune Eurolygos finalas. Ir kas iš to? Tai mano užduotis yra visokius tokius klausimus pakomentuoti ir atsakyti, kasgi iš to. Pirmiausia, aišku, einam į tradicinius duomenis, kurie yra VDA pateikiami pagal mėnesius. Čia matom štai, matosi, geltona spalva yra užsieniečiai. Matom, kad Kaune padidėjo 20% rugpjūtį, palyginus 23 ir 24 metų duomenis. Tai aš tikiuosi, kad ir jūs, ir aš sutarėm, kad iš šito domens aš apie Ed Sheeran koncerto efektą pasakyti negaliu. Jeigu nesutarėt, galim diskutuoti, bet tai yra mėnesio duomenis, koncertas vyko 2 dienas, bandom pasižiūrėti, gerai, čia neveikia, kažkaip kitaip bandom tos mėnesio duomenis, gal pamėnesiui pasižiūrėti, gal čia kažkoks buvo augimas, užsieniečiai augo visus metus, daugiau visus mėnesius, lietuviai apskritai vieną mėnesį augo, kitą ne. Ir, iš esmės, apie tokį klausimą, apie Ed Sheeran koncerto efektą, aš padaryti išvadų negaliu. Tai kaip man atsakyti, kur ir kada realiai keliauja užsieniečiai? Ir čia į sceną įžengia mūsų, vis dar aš, bet mūsų mobiliųjų duomenų tyrimas, kurį mes vykdome ir papasakosiu, kasgi tai per projektas.
paimami nuasmeninti Tele2 metaduomenys, tai yra duomenys apie mobiliojo telefono prisijungimą prie ryšio bokšto. Tiesiog, kur jis buvo, kada jis prisijungė, kokiu laiku ir panašiai. Jokio turinio neįmama, tiesiog prisijungimo faktas apie būtent užsienio šalių SIM korteles. Tuomet tie duomenys vis dar lieka Tele2 serveriuose, niekur neiškeliauja, niekas jų nepasiima niekur, bet tiesiog ten yra tokios estų kompanijos Positum pritaikomi sukurti algoritmai, pagal jų jau virš 20 metų vystoma metodologija. Ten tie duomenys yra sutvarkomi, išvalomi, išimami įvairiausios techninės įrangos naudojamos SIM kortelės, laivai praplaukiantys pro šalį ir atsitiktinai prisijungiantys. Taip pat tokie labiau sofistikuoti dalykai kaip žmonės, kurie nuolat gyvena su užsienio SIM kortelėmis Lietuvoje ir panašiai. Na, tiek, kiek įmanoma metodologiškai tą atskirti. Kartais, aišku, žmonės mėgsta apgauti mūsų metodologiją, bet vis tiek tiek jie gali. Na ir to rezultatas yra 3 švieslentės. Tenai mūsų puslapyje lithuania.travel skiltyje profesionalams ir ten įvairiais būdais mes pateikiame tuos duomenis. Tai dabar nepaliksiu jūsų šiandien be atsakymo, kaip visgi sekėsi tam Sheeran koncertui. Gal pirmiausia, jums klausimas vėl, kad man čia nebūtų vieniša kalbėti ant scenos. Tai gal galit pabandyti atspėti, iš kokios šalies daugiausia paaugo tomis dienomis atvykusiųjų į Kauną. Girdžiu vieną labai teisingą ir vieną, tiesą sakant, atvirkščiai, netgi neteisingą atsakymą. Tai rodau Latvijai. Taip, Latvijai laimi 1 vietą, absoliutus augimas beveik 5 kartus. Kaune 2 vieta keliauja estams. Kas, turbūt tai natūralu, dėl to, kad tai buvo vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Na ir žiūrim, kaip tai atrodo žemėlapį, kadangi konferencija apie žemėlapius, vis tiek mes iš tų duomenų galime padaryti tokį heatmapą. Ir, čia matosi, gal aš prieisiu truputį arčiau, čia matom, štai Latvijai prieš koncertą netgi 6 dienas čia paėmėme aplink savaitgalį, mėgo labai Klaipėdą ir, aišku, Vilnius labai ryškiai. Dabar fast forward stebuklingų mygtukų per koncertą. Turbūt matot, kas įvyko. Čia yra toks didelis beveik pakilimo takas tiesiai į Kauną. Ir čia mūsų mieli Latviai suvažiavo į Kauną į koncertą. Galim pasižiūrėti ir pagal savivaldybės. Čia yra ryškiausia spalva pažymėtos tos savivaldybės, kuriuose labiausiai paaugo Latvių skaičius tomis dienomis, būtent lyginant vieną savaitę su savaitę prieš. Tai, čia turbūt visi matot, tendencija yra kelias iš šiaurės, tiek iš šiaurės iki Kauno. Na ir apibendrinam, Latvijai labiausiai augo, dauguma kelių transportų. Iš dar kitų šiek tiek duomenų matom, kad jie liko nakvoti Kaune. Taip pat matėm, kad jie visgi ir po koncerto vis dar išliko didesnis Latvių skaičius tomis dienomis, rugpjūčio 5. Ir čia, ką sakiau, tas neteisingas truputį atsakymas, iš tiesų Lenkų aplink Kauno rajoną kaip tik sumažėjo tomis dienomis. Turbūt irgi čia nesunku gal atspėti, kodėl, nes Sheeran koncertavo Lenkijoje, tai jie tiesiog pasiėmė savo publiką, o į Lietuvą jiems atvirkščiai buvo gal smagiau ir nevažiuoti. Taip, antras mūsų punktas yra apie Eurolygos finalinį ketvirtą 23 metais. Dabar čia jau turbūt klausimas labiau žinovams, tai turbūt jeigu žinosit, tai žinosit, jeigu ne, tai ne. Iš kokios šalies per šitą renginį, kaip manote, Kaune padaugėjo labiausiai atvykusiųjų? Žinau, kad žinote kažkas. Tai teisingai, tai yra graikai, nes graikai žaidė tiek pusfinalyje, tiek finale. Taip pat antras buvo, būčiau priėmus antrą variantą atsakymą, ispanai, bet labai įdomu, kad ispanai žymiai mažiau jų paaugo skaičius negu pačių graikų. Ir čia pasižiūrim, vėlgi žemėlapyje. Žemėlapį matom, kad, taip, aš išlysiu truputį, kad geriau matytųsi, visas augimas didžiausias būtent tose savivaldybėse
pirmiausia, Kaune ir aplink jį, bet kitas dalykas, kas čia įdomaus yra, kartu su Vilniumi. Ir pamatėme iš duomenų, kad jų padaugėjo iš viso netgi apie 100 kartų iki 5,5 tūkstančių. Augimas prasidėjo anksčiau ir išliko truputį ir ilgiau. Jų dalis liko nakvoti ir darome taip pat prielaidą, kad nemaža dalis jų nakvojo ir Vilniuje, nes Vilniuje taip pat tomis dienomis labai ženkliai paaugo graikų skaičius. Ir dar matosi, kad dalis iš jų visgi atvyko ir per Lenkiją kelių transportų. Pasižiūrim truputį iš arčiau į miesto vaizdą. Vilniuje, taip, Vilniaus oro uostas vėlgi. Taip jau nebematau savo lazeriuko, gana ryškus. Ir palyginant su Kauno oro uostu, netgi matom netoks ryškus ir netoks aktyvus graikų judėjimas Kaune. Kauno oro uoste netgi kelyje galbūt ir daugiau. Ir čia mano gražiausias man paveiksliukas šitame mano pranešime šiandienos yra graikų srautas tarp Vilniaus ir Kauno. Mato, tokia beveik elektros srovė yra susikūrus būtent tomis dienomis, nes turbūt darom prielaidą, kad jie būtent atskrido dalis jų į Vilnių ir vyko į Kauną. Tai dar porą trumpų pavyzdžių, kaip galima naudoti tokius duomenis. Vienas dalykas, pasižiūrėjome, kaip Klaipėdoje juda Latvijai. Čia išryškėjo akivaizdus senamiestis, išryškėjo Akropolis, kas čia gal ir nebuvo visiškai tikėta, bet kartu natūralu. Na ir žinoma, Melnragės paplūdimys, jūrų muziejus ir naujoji Perkėla. Kitas pavyzdys, čia gal prieisiu truputį arčiau. Kitas pavyzdys, ką mes dar galime pasakyti pagal judėjimo trajektorijas mieste. Čia ypač, jeigu ne Vilniečiai esate, tai parodysiu truputį detaliau. Taip, man instrukcijos neleidžia iki čia eiti. Tai aš iš čia parodysiu taip. Aišku, visi turbūt matote šitą geltoną ryškų blinuką, tai čia yra Vilniaus senamiestis. Čia šalia yra katedra viršuje ir Gedimino prospektas. Čia šiek tiek, dar aišku, pajudėjimas aplink upę. Štai čia tas netoks ryškus taškelis yra autobusų ir traukinių stotis, ir šiek tiek į Naujamiestį, ir žinoma oro uostas, turbūt jau supratote. Kitas pavyzdys - Italai. Italų šiek tiek yra mažiau, tai jų ir žemėlapis netoks ryškus ir netoks niuansuotas. Italai labai uoliai tvarkingai nueina iki katedros aikštės, kaip matote, ir pasivaikšto po senamiestį ir žinoma natūralu oro uostas. Ir dabar yra visai kitokia grupė, kuri Baltarusiai. Ir čia galbūt jau kai kas jūs ir žinot, kur žiūrėti. Įdomiausia, aišku, vienas dalykas, pradedame nuo ryškiausio taško, yra oro uostas. Turbūt nujaučiam, kad Baltarusiai irgi jį naudoja ir išvykimui, ir atvykimui. Kitas dalykas, pavyzdžiui, stoties rajonas čia žymiai labiau lankomas negu tarp italų ir jiems yra svarbesnis, taip pat turbūt dėl geografinio artumo, katedros aikštė. Ir čia yra irgi įdomus taškas, kurį, tiesą sakant, jau prieš atidarydama šitą žemėlapį tikėjausi surasti, tai kas žinot, kas čia yra? Taip, tai yra Akropolis. Dar čia, jeigu ką, panorama yra. Palyginam net su vokiečiais, kurių šiaip yra daug, jie iki Akropolio mažai nuvažiuoja palyginus, bet, tarkim, panorama gal aktualesnė. Bet, žodžiu, tai, sakant, ką ir tikėjomės rasti, Baltarusiai Akropolyje lankosi. Tai 3 būdai, kaip mes galime naudoti šios mobiliuosius duomenis. Vienas yra, kaip matėte, savivaldybių rodikliai, pagal mėnesius, pagal kilmės šalis turime savivaldybėms ir įvairių šiek tiek rodiklių, turime ir unikalių lankytojų skaičių, ir apsilankimų skaičių, ir praleistų naktų skaičių, ir netgi vienadienių turistų skaičių, ir dar ten porą rodiklių. Kitas dalykas - lankytojų skaičius pagal dienas. Čia jau matėte, labiausiai tai aktualu yra arba šventinių įvairiausių įvykių ir kitokių svarbių dienų analizai, arba kitas dalykas, tiesiog kažkokios ieškoti, pavyzdžiui, savaitinių kažkokių tendencijų, kurios, tarkim, pas latvius labai išryškėja, jie yra labai savaitgalių tokie spigliuoti lankytojai, kur, pavyzdžiui, iš tolimesnių šalių to visiškai nematome. Ir paskutinis dalykas, kurį irgi matėte, yra tas karščio taškų žemėlapis vadinamasis ir jame jau mes žiūrime daugiau trajektorijas ir lankomiausias vietas. Tai
kad viskas neatrodytų taip jau vien spalvota ir rožinė, kaip šitam drambliui, tai aš mėgstu paminėti ir iššūkius, nes vis tiek kiekvienas tyrimas jų turi, tai turi ir šitas. Vienas dalykas, interpretuojant šitos duomenys, vis dėlto reikia truputį suprasti, kas tai per duomenys. Kartais reikia suprasti, o kartais tiesiog vartotojas mano, kad jis turi labai kažką suprasti. Tai, tas yra sudėtingiau vartotojams. Kitas dalykas, čia vienas iš dalykų, kuriuos reikia suprasti, kad rezultatams daro įtaką ryšio bokšto vieta. Ir kartais ta įtaka beveik niekinė arba neriški, bet kartais, kadangi duomenyse nėra aišku, kokiu atstumu yra asmuo nuo ryšio bokšto, todėl tas gali kartais truputį timptelti į šoną tavo tą karščio tašką, kuris iš tikro galbūt yra šalia. Dėl to tam reikia, ne tik tai priimti tiesiai tą žemėlapį, kaip jis ir yra, bet kartais pasišnekėti, pavyzdžiui, mes su vietos ekspertais ir pasitarti, kaip čia iš tikro yra, ar mes nieko nepraleidžiam ir nieko nenuinterpretuojam. Tai kitas dalykas, aišku, kadangi naudojamas ekstrapoliavimas, galimos ir paklaidos, ir įvairios gyvenimiškos įdomios situacijos. Bendra projekto kaina visgi yra didesnė, palyginus su kitais tyrimo metodais, gal nesiaubingai, bet vis tiek. Kitas dalykas, neturime sociodemografinių požymių. Kaip girdėjote, jokie asmeniniai duomenys, turinys, dar kažkas niekas nėra paimama, reiškia, tai yra grynas judėjimo duomuo. Kitas dalykas, aš taip mėgstu šitą sušvelninti šiek tiek, kad kaip matėt, pagal tas judėjimo trajektorijas, mes visgi šitą apie savo tą lankytoją galime pasakyti. Mes galim suprasti, ar jis labiau važiavo į Akropolį, ar jis labiau važiavo į Katedros aikštę, o gal jisai čia atvyko tik tai į oro uostą. Tai, tokių grinųjų sociodemografinių požymių neturim, bet vis tiek kažkokią žinutę gaunam. Ir imantis tokio projekto reikia turėti omeny, kad duomenų yra daug. Ir tai yra labai šaunu, ir kartu tai gali būti iššūkis, kurį taip pat reikia matyti, kaip spręsti, kadangi tam reikės resursų. Bet mes visgi šitą tyrimą įgyvendiname. Tai kodėl mes jį vis dėlto įgyvendiname, turint omeny visus iššūkius, bet kokius privalumus mes gauname, tai yra pirmas dalykas. Dienos duomenys, kurių iki šiol mes jokių kitų būdų negalėjome gauti tokių detalių. Antras dalykas, tai yra geografiškai detalu, kur jokia apklausa mums neduotų tokio rezultato. Čia ir prisimenant mūsų pradžiai mini apklausėlę, kur gavau vieną respondentą, labai jam ačiū, bet bendrai nėra norinčių piešti kiekvienos savo kelionės maršrutą. Tai yra visos kelionės duomenys, jie nepriklauso nuo atminties ar nuo kada čia darėjai apklausą, jau dar prieš mėnesį atsimenu, po metų jau pamiršau. Tai yra, mes imam visus užsienio lankytojus, kas yra ir iš dalies pliusas, iš dalies ir minusas, nes tai ne visada yra grynieji turistai. Reiškia, tu gali kartu juos... Tu gali pritraukti tos žmonės, bet kartu turi ir atsirinkti, kas yra tavo tikslinė auditorija. Jokios administracinės naštos, turistai nieko nepildo, nei turizmo paslaugų tiekėjai. Vieno duomenų vieneto kaina, arba netgi, sakyčiau, tyrimų, kuriuos gali padaryti po to iš šitų duomenų, kaina visgi yra mažesnė ir čia tas ekonominis efektyvumas atsiranda. Duomenys palyginami visos šalies mastu vienodų metodų surinkti ir atsiranda galimybė, kaip ir vakar matėme, tokius duomenys derinti su kitais duomenų šaltiniais, kruizais, orų informacija ir panašiais duomenimis ir iš to gauti dar daugiau informacijos. Tai tiek iš manęs, QR kode matote nuorodą arba ir kelią, kaip surasti tą mūsų tyrimą ir linkiu sėkmingų tyrimų ir malonių kelionių Lietuvoje. Ačiū.